už pinigus Erlangu ir Pythonu, bet šiaip laisvų laikų labai mėgstu praragint viskam funkciniam kalbom, Haskell, Rust ir taip toliau. Ir šiaip bendrai domiuosi tipų teorija, funkciniam programavimo kalbom, šiaip programavimo kalbų teorija. Ir gal žinot, yra toks functional Vilnius meetupas, tai mes ten susirenkam pakalbėti apie funkcinės kalbas, tai aš tą ir organizuoju. Ir jo, čia įspėjimas, kad čia realiai viskas kalba yra apie trečią Pythoną, įmanoma pritaikyti tą patį ir antram, bet iš esmės tas yra bjauriau, tai todėl jeigu jums trečias Pythonas neaktualu, tai užjaučiu. Tai šiaip pradžiai pradėsiu nuo motivacijos ir tik antroji kalbos pusėje perėsim prie kažkokių konkrečių detalių. Tai pagrindinė problema, kaip aš čia matau, tai kad šiais laikais mes esam kaip ir pažengę technologiškai ir mokam programinti ir kompiuterius daryti, kurie daro viską už mus ir jie gali skraidinti raketas, prognozuoti orus, vairuoti mūsų mašinas, kompiliuoti super high level deklaratyvų kodą į kažkokią super low level mašininę, kaip pavyzdžiui, patys mikrokontroleriai. Bet problema, kad pavyzdžiui, jeigu mes turim tokį kodą, kuris, jokiam kontekste jis negali turėti kažkokios prasmės, čia tiesiog nesąmonė. Bet mes imam kažkokius standartinius toolsus, kas iš jūsų naudoja linterius kokius nors Python. Ir ar jie jums daug padeda? Taip. Turbūt nelabai, nes čia pavyzdžiui, nežinau, aš klausiu linterio ir sako, tai man atrodo, kaip gyvenant dabar 2015 metais, tai čia yra nepriimtina situacija. Tai prasme, kodėl mes negalim prašyti programos, kuri pasižiūri į tą viršųjų programą ir sako, čia kažkokia nesąmonė, ką tu čia bandai daryti. Ir šiaip tarp programerių yra toks nusiteikimas, kad jo, viskas broken, tipo whatever, taigi mes pripratę, software is broken, taip gyvenam ir tiek. Bet mano tezė, kad ne, ta prasme, mes galim tą keisti, mes turim tam technologijas ir teoriją ir reikia kažką su to daryti. Ir dar porą čia tokių pavyzdžių, tarkim, tiesiai iš Pythono dokumentacijos, boolyno negalima subklasinti, bla bla bla, bet aišku, mes jeigu jį subklasinam ir lintinam, whatever, viskas tvarkoja. Ir galų gale tokie tos praeitos problemos gal kažkokios kvailos, bet čia tokia labiau iš realaus gyvenimo ir kažkas, kas mane knisa kiekvieną kartą. Tai, tarkim, aš esu kažkoks bibliotekos autorius, aš jau parašiau klasę ir metodas, ir tada yra kažkoks klientinis kodas. Ir, aišku, mes turim daug testų, bet yra kažkoks super corner cases, kuris ten hitinasi arba nesihitina niekada, kuris naudoja specifiškai listą sortinimui. Tai tas pasidaro ne tiesiog, kad naudoja kaip iterable daiktą, bet grinai kaip listą. Ir kažkurią dieną library autorius sugalvoja refactorinti, tipo, čia nebemadingas toks kodas, reikia čia su map parašyti. Ir tasai buvęs listas, aišku, dabar yra jau nebe listas. Ir klientinis kodas proks. Ir kame bėda čia mes, tai kad tokius bugus kartais yra labai sunku pagauti, todėl kad, tarkim, kol nieks nenaudoja to listo kaip listo, ta prasme, nelukapino jo indekso arba nebando sortinti ar dar kažkas, tai visas kodas veiks ten, kuris yra naudojamas tiesiog kaip iterable objektas, bet kažkokiam, jeigu yra viena vieta kodė, kuris naudojamas kaip listas, ten jisai sprogs. Ir net jeigu mes turim ten 100% code coverage, gali būti toks code pathas, kur tipo, kur tu to nepagausi. Tuo tarpu su statiniu čekinimu mes tą pagautumėm tiesiog iš karto. Ir antra bėda, kad bendrai man kaip bibliotekos rašytojai yra labai sunku laikyti savo galvoj absoliučiai visus tipus, kuriuos ekspausinu. Ta prasme, aš galiu rašyti dokumentaciją, bet man vis tiek reikia tą rankomis maintaininti, tarsi aš turiu tada atsiminti, kad tipo, reikia useriui pasakyti, kad čia šitas daiktas tai nėra iterable, o yra listas, o dabar čia keičiasi, ir tas yra komplikuota. Ir
dėl šitų priežasčių pasidaro tiek refaktorinimas sudėtingas, tiek šiaip bendrai kažkoks maintaininimas yra problematiškas. Tai čia toks teiginys, kad statinis tipavimas padeda bendrai prižiūrėti maintaininti kodą ir dėl to yra labai gerai. Tai prieš pereinant prie statinio tipavimo truputį apie kažkokią bendrą teoriją ir terminologiją, tai kai kalbam apie dinaminį tipavimą, tai ką mes vadinam tipais, ten intai, kažkokios klasės ir taip toliau, tai realiai yra labiau kažkokie duomenų tagai, kurie yra atvaizduoti runtime ir mes runtime galim pasižiūrėti, tipo, aha, čia kažkoks objektas, kokia klasė, koks jų tipas ir kažkas to daryti. Ir tada tas tipų tikrinimas vyksta runtime. Kai kalba yra apie statinį tipavimą, tai tipai nebėra kažkokie runtime'iniai tagai, bet tai yra tarsi abstrakcijos. Mes sakom, čia yra intas ir runtime'u mes nebūtinai galėsim pažiūrėti, kad tas daiktas yra intas ar kažkas. Tai tiesiog yra abstrakcija, kuri naudojama kompiliavimo metu tikrinti programos tarsi behavior kažkokį. Šiaip bėda tame, pytonistai labai myli dinaminį tipavimą ir tam yra tikrai daug gerų priežasčių, ta prasme, čia į tą gal nesigilinsiu, nes kaip ir manau, tas aišku, bet jo, tas leidžia greitai prototipuoti, duck-typingas patogu, kad nereikia tarsi labai smulkmeniškai kompozinti dalykų ir taip toliau. Ir gal ypač yra tas, kad jeigu reikia kažką labai dirty padaryti, tu turi kažkokį API, kurio tu negali keisti, bet tau reikia paimti iš ten objektą ir jį biškį pakeisti ir taip toliau, tai tu tą gali padaryti ir tas tavęs neblokuoja. Ir čia viskas labai cool. Ir todėl yra tas dalykas, kad yra tarsi tokia biškį neapykanta statiniam tipavimui iš visokių dinaminių kalbų community'ų, nes jiem tas primena visus blogus dalykus. Pavyzdžiui, jiem tas primena C kodą, kur tau reikia kiekvienam atskiram, čia klaida, čia turėtų būti, aišku, antras double. Bet kiekvienam skirtingam, tarkim, numeric tipui rašyti po funkciją. Ir jeigu tu nori to daryti, tu turi pradėti dirbti su makrosais ar kažkas. Ir tas yra žiauriai bjauru, mes norim rašyti high level declarative kodą ir nekalbėti apie tokias nesąmonės. Ir taip yra todėl, kad visokiose C tipo kalbose, tai tipai nėra apie kažkokį, nėra apie abstrakcijas, o tipai yra apie memory layout, tipo, kad va, žiūrėk, compiler šitas daiktas gulės atminty ir tu vat jį atminty pasitiek taip. Kas mums tarsi net gal dažniausiai nelabai įdomu. Antras toks pavyzdys neapykantos, tai yra, nežinau, javinės kalbos, C++ ir taip toliau, kur daugelį situacijų mes atsiduriam, kur reikia labai kažkaip rašyti verbose kodą, labai, nežinau, ta prasme, pytonistai dažniausiai nesimėgo apie kodą. Bet aš sakyčiau, kad modernios tipo sistemos tokių problemų turi daug mažiau, nes daugumai atveju compileris yra pakankamai protingas, kad už tave suprastų, ką tu darai, ir tau nereikia užsimti tokių tarsi boilerplate. Tai jeigu mes norim kažkaip pasinaudoti statinio tipavimo privalumais Pythone, bet neprarasti tų gerų dinaminio tipavimo savybių, tai tam yra palaipsninis tipavimas. Ir idėjiškai tai tas yra kaip tarsi kombinacija best of both worlds. Tai kad jeigu tu nenori turėti kažkokiam fragmente savo kodo statinio tipavimo, tu tiesiog jo neturi ten. Jeigu tu nori kažkokiam kitam fragmente turėti daug statinio tipavimo, tai tu ten turi. Ir tas yra labai gerai, nes bendra ekosistema, bibliotekos gali toliau harmoniškai veikti ir visi laimingi iš esmės. Ir tie, kurie, pavyzdžiui, visiškai yra prieš statinį tipavimą, jie gali tiesiog tą visiškai ignoruoti. Tai
Dabar pabandysiu kažkaip paaiškinti, kas šiaip yra palaipsninis tipavimas. Tai palaipsninis tipavimas prasideda nuo to, kad kiekviena dinaminė kalba vis tiek turi kažkokį static core, tai yra kažkokie statiniai tipai, pavyzdžiui, Pythone yra built-inai ir taip toliau, kurie realiai yra visiškai statiški. Tu negali monkey patchint tenais imti. Gali, bet tas bus labai baisu. Tada, kai identifikuoji tą statinį kažkokį korą, tu aprašai jį tipais. Pythone tas, pavyzdžiui, jau ir taip yra, nes mes kaip ir kalbam apie tipus intų. Ir tada pridedi tokį wildcardinį tipą, kas Pythono palaipsninėj sistemai yra any, kuris sako, kad šita dalis yra dinaminis kodas ir čia gali būti bet kas. Ir tada svarbus kaip teoretinis aspektas yra išsiaiškinti, kaip padaryti, kad ta statinė dalis teisingai draugautų su ta dinaminė dalim ir kad iš to būtų kažkokia nauda, nes jeigu to padarysi belekaip, tai tiesiog tu gausi, kad viskas yra viskas. Ir tada praktiškai tu pradedi anotuoti kodą su tipais tam, kad kažkoks kompileris galėtų tikrinti tą kompiliavimo metu. Ir palaipsninis tipavimas yra dabar labai madinga idėja, ta prasme, realiai tai čia yra senas labai daiktas, bet 2006 išėjo toks paperis, Gradual Typing for Functional Languages, ir jisai pavadino tą visą sferą, tas Gradual Typing terminas atsirado tada. Ir jo, per šitus metus, ta prasme, daugumoje dinaminių kalbų atsirado kažkoks būdas daryti palaipsninį tipavimą. Ir Pythone tas atsirado su MyPy. Bet šiaip Pythono kelias link palaipsninio tipavimo iš tikrųjų yra daug senesnis, nes dar 99 buvo toksai Type Special Interest Group, kurį, man atrodo, netgi Gydo pats lydino. Ir jisai svarstė idėjas, kaip galima būtų pridėti optional typing į Pythoną. Bet ta idėja kažkaip numirė, bet 2006 atsirado funkcijų anotacijos ir jų kaip ir viena pagrindinių motivacijų buvo, kad leisti žmonėm pridėti tipo anotacijas funkcijom. 2013 toksai PhD studentas parašė, jis kaip ir pradėjo nuo to, kad jis rašė savo statinį variantą Pythono, kuris vadinasi MyPy, bet baigėsi to, kad tas tiesiog tapo standalone type checkeriu ir jie pasikalbėjo su Gydo ir sakė, čia geras, davai galų gale padarom normaliai type hintus ir panaudojam funkcijų anotacijas, kurias turėjau. Ir dabar bent jau planas yra toksai, kad šitas petas bus acceptintas 3.5 Pythonui, kuris išeina rugsėjį ir aš apie tai dar plačiau pakalbėsiu vėliau. Tiem, kas nežino, kas yra funkcijų anotacijos, tai realiai čia kaip turim paprastą kažkokią funkciją, tai funkcijų anotacijos leidžia pridėti bet ką šalia funkcijos kintamųjų ir nurodyti kažkokį return type. Bet tas gali būti visiškai bet kas, ta prasme, čia gali būti stringas, ten galim panaudoti intą, kad mes norim parodyti. Ir šitas pepas visiškai neapibrėžia, kaip tas turi būti naudojama. O dabartinis pepas type hints, kuris dar yra draftas, tai jis dar nėra finalized, bet pakeliui. Tai iš esmės, ką jisai sako, tai kad Pythonas gali būti statiškai taipinamas. Tai čia toks gal pirmas esminis dalykas. Ir tada jis apibrėžia, kad pagrindinis funkcijų anotacijų panaudojimas turėtų būti tipo anotacijos. Ir tada jis apibūdina kažkokią proposintą tipų sistemą Pythonui. Ir dar labai svarbus dalykas tai, kad sintakse, šitas pepas neintroducino jokios naujos sintaksės. Jisai tiesiog naudoja funkcijų anotacijas ir truputį hakinimo, kad kitą Pythono sintaksą išnaudotų, kad išreikštų tikslus.
Ir dar svarbus dalykas, apie kurį jis kalba, yra stub files ir čia, pavyzdžiui, jeigu Javui programuoja, tai yra interface files, kur aprašai interfeisus, galės gerai aprašinėti interfeisus. Tai čia iš esmės tas pats, ir aš apie tai irgi biškį pakalbėsiu. Ir paskutinis svarbus aspektas tai, kad jisai šitam pepe explicitly pasakyta, kad type checkeris nebus Pythono kalbos dalis, kad tiesiog Pythonas turi tipų sistemą, bet type checkeriai yra kažkoks third party dalykas ir kas parašys geriausią type checkerį ekosistemą tą ir naudos, bet nėra jokio plano įkišti type checkerį su standard bibliotekomis. Tai truputį pabandysiu papasakoti apie tą tipų sistemą, kuri tenais yra apibūdinta. Tai visų pirma, tas static core of Python, kurį kalbėjau, tai visi built-inai tiesiog, tai jie iš karto yra savaime kaip tipai. Ir jų naudojimas, tai toks elementarus, tarkim, increment funkcija priema intą ir grąžina intą. Jeigu čia kitam pavyzdėje, jeigu kalbam apie kažkokius user-defined tipus, tai čia yra kaip type alias, tai kad mes sakom, kad tipas bone yra tiesiog bytesai ir tada jeigu mes turim kažkokią klasę, kur šuo gali fetchinti bone, tai tada mes galim naudoti šunų armiją, kuri ima listą šunų ir grąžina listą bone'ų padarydama šitą. Nežinau, čia viskas aišku šitoj vietoj? Tada apie tai, kur minėjau, catch-all any tipas, tai tam tikrą prasme tiesiog panašus į object, bet skirtumas nuo objectas, kad jisai object yra klasių hierarchijos viršuj, o any yra ir viršuj, ir apačioj. Tai tas leidžia tiesiog kaip any naudoti visur ir pavyzdžiui, šitam pavyzdį, tai mes deklaruojam, kad šitas dynamic foo yra tipo any ir tada darom visiškai bet ką su juo. Ir type checkeris neturėtų mūsų bausti už tai, nes mes jam pasakėm, kad čia yra dinamiškas tipas ir mes tada naudojam kaip kažkokį numeric typą, kaip listą, kaip funkciją ir tai yra ok, tas yra sveikas ir taip ir veikia. Tada yra union tipai, tai tu gali pasakyti, kad šitas tipas yra arba tas, arba na, tai nežinau, čia gal nėra kalbai plėtotis. Yra Java tipo genericsai, tai ta sintaksė gal truputį juokinga, bet nu tiesiog tu deklaruoji, kad T yra kažkoks generic type variable ir tada, pavyzdžiui, jeigu prašai kažkokią reverse funkciją, tai tu imi listą kažkokią generic tipo ir grąžini tą patį listą generic tipo. Tada vienas toks įdomokas feature'as yra constraint type varsai, tai jisai sprendžia tą problemą, kad pavyzdžiui, jeigu tiesiog čia vietoj type varsų parašyčiau tą union tipą, kad tai yra arba stringas arba bytai, ir rašyčiau, kad šitas concat ima unioną string arba bytą, tai tarkim būtų problema, nes A galėtų būti stringas, B galėtų būti bytas ir tada stringas plus bytas yra type error. Tai šitie type varai su papildomais tipais parašytais reiškia, kad tai yra bet koks type varas, kuris yra vienas iš šitų, tai yra arba stringas arba bytas, ir kai jį inicializuos funkcijos viduje, tai jis yra būtent tas vienas tipas. Tai šita concat funkcija reiškia, kad čia arba 2 bytai, arba 2 stringai ir grąžina arba bytą arba stringą, bet ne taip, kad tu juos gali maišyti. Tai čia skirtumas tarp union tipų ir šitų constraint. Tada stub files, kuriuos minėjau, tai sprendžia tą problemą, kad dvi problemas sprendžia. Viena tai, kad žmonės dažnai nenori
poliutinti savo kodą, pridėti ten tarsi šiukšlių tų anotacijų, tai leidžia tau anotacijas rašyti tiesiog atskiram faile. Todėl, tai tas tarsi iš estetinės pusės gerai, bet dar svarbesnis dalykas, tai kad, pavyzdžiui, jeigu tu naudoji kažkokią biblioteką, kuri neturi tipo anotacijų, bet tu nori pats pridėti tipo anotacijas, nes tu nori ten daugiau naudoti to static typing, tai tu irgi tiesiog pasirašai stub failą ir tada type checkeris jį panaudoja tam, kad type checkintų modulį, kuris šiaip neturi anotacijų. Tai tokiu būdu Pythone atsiras, pavyzdžiui, standartiniai bibliotekoj, jie dabar bando visą ją anotuoti. Ir tas gerai, nes tada tu visiškai nebreikini jokio compatibility, nes tie failai yra visiškai atskiri. Tada yra callable tipas, tai čia tiesiog function typesas kitose kalbose. Ir sintaksė yra gan keistoka, čia reikėtų skaityti taip, kad callable susideda iš dviejų argumentų, B yra return typas ir tada pirmas argumentas yra listas funkcijos argumentų, tai šiuo tarpu čia ima kažkokį vieną argumentą tipo A ir čia tiesiog paprastas mapas kažkoks, tai jisai ima kažkokį iterable dalykų, kurie yra tipo A ir tada aplaina funkciją f on u, kuri ima dalyką tipo A ir grąžina dalyką tipo B ir tu gauni iterable tipo B. Dar yra visokių porą dalykų, ta prasme, tuplai ir šiaip visi standartiniai tipai, ten iterable, visokie, yra dar kažkokių dalykų, bet jie gal nėra visai esminiai. Jo. Tada MyPy yra pats, kaip jau minėjau, yra type checkeris. Realiai jisai inspirino tą Pepą ir todėl jisai visiškai tarsi, daugiau mažiau atitinka tai, kas aprašyta Pepe, tai jisai taip ir veikia. Tikrai nėra labai subrendęs projektas, nes jie iš vienos pusės labai aktyviai developina visą tą dalyką ir ten daug kas keičiasi ir šiaip dar tokių techninių yra kampų, kurie ne iki galo apibrėžti, bet iš kitos pusės jisai veikia, ta prasme, jį galima jau naudoti ir MyPy netgi bando kažkokį padaryti antro Pythono compatibility, bet bėda tame, kad antram Pythone tu, kadangi neturi natively funkcijų anotacijų, tai biški reikia apeitinėti tą problemą. Ir kaip jau minėjau, kas gerai apie MyPy, tai kad jis tiesiog veikia, ta prasme, dažnai išgirsti apie kažkokį projektą, kur kas nors sako, va, aš čia padariau statinį type checkerį kalbai X ir žiauriai cool, bet tada tu pabandai panaudoti daiktą ir tu pasižiūri, kad ten arba jo net instaliuoti neįmanoma, arba kai tu pabandai naudoti, jisai ten lūžta kažkokiu visiškai trivial case'u ir taip toliau ir tas biškai disappointing, bet MyPy'us yra visiškai nedisappointing, ta prasme, čia grįžtant prie tų pradinių pavyzdžių, tai va kaip atrodo tas anotavimas, tiesiog aš parašau, kad aš net nežinau, ką grąžina mainas, bet jis kažką grąžina ir MyPy'us taip veikia, kad jeigu jis pamato, kad yra anotacija, tada jis žino, kad reikia type checkint. Jeigu nėra iš vis jokios anotacijos, tada jis tiesiog ignorins tą daiktą ir nieko nedarys. Bet jis pamato, kad yra kažkokia anotacija, jis tada žiūri į vidų ir sako, nu gerai, tai čia bandai sudėti stringą ir intą, tai čia nesam. Ir čia jėga, čia, ta prasme, jūs tą paleidžiate ant savo kodo ir ramiau miegat. Tas pats su čia kitų pavyzdžių irgi tiesiog MyPy'us, kaip sako, ne. Ir su šitų paskutiniu pavyzdžiu, tai jo, mes pradėjom nuo listo
ir tada aš, tarkim, kaip library rašytas pakeičiu į metą ir jau šitoje vietoje iš karto MyPython man pasakys, kad žiūrėk, tu čia declarinęs, kad tu exposini listą, bet tu dabar pakeitei į iteratorių, tai kažkas negerai, tipo, arba palik listą, arba keisk tipą. Ir dar grįžtam, tai ir tas yra labai gerai, nes tau kaip bibliotekos rašytojai, tai tada turi susivokti, kad arba aš turiu pranešti useriam, kad pasikeitė API ir aš dabar exposinu kažkokį kitą datą tipą, arba aš nekeičiu šito daiktą ir palieku tą patį API. Tai, type checkeris to vietą tau labai padeda. Ir tada usage vietoj irgi yra tas pats, kas kai jau pasikeitė į iterator, tai mes gaunam, kad gerai, tu čia gavai kažkokį iterable daiktą, bet tu bandai su juo sortint, o iterable šiaip neturi sort metodo, tai čia yra. Tai, aš nežinau kaip jūs, bet mane tai šitie dalykai daro visiškai laimingu, nes čia programavus visokios statinėse kalbose, tai čia numeris vienas dalykas, kuris nervina, kai grįžti į Pythoną, tai kad aš turiu sukti galvą apie kažkokius dalykus, kuriuos už mane compileris galėtų visiškai be pastangų tarsi padaryti, nes čia tikrai nieko labai sudėtingo, nieks nekalba apie ten kažkokius super wow generics dalykus. Dar vienas labai cool šiaip feature'as MyPython yra, tai coverage, tiesiog tas tau leidžia pamatyti, kurią tavo kodo dalį MyPython type checkino, kurią ne. Tai, čia kaip test coverage, tai čia type checking coverage, nes, tarkim, tu anksčiau kodą kažką ir tu gal pražiopsosi, kad tu iš tikrųjų ne type checking kažkokiais, tai čia geras daiktas. Tai čia kažkiek aš norėjau pakalbėti apie pagrindinį šitą dalyką, apie kaip statinis type checkingas padeda rasti bugus, nes man čia kažkoks aktualiausias ir linksmiausias dalykas, bet iš tikrųjų čia ne vienintelis panaudojimas. Tai pavyzdžiui, praeitoj kalboj čia, kai buvo kalba apie MicroPython, tai iš tikrųjų MicroPython irgi naudoja funkcijų anotacijas ir pavyzdžiui, aš nežinau detalių, bet kiek teko skaityti, tai kad tarkim, tu deklaruoji funkciją, kad čia yra, jinai ima 2 intus ir grąžina intą ir tada pridedi ten kažkokį deklaratorių. Ir šiaip visi objektai Pythone yra, kaip vadiname, boxed. Tai reiškia, kad tai yra objektas, kuriame saugoma tiek tipo informacija ir taip toliau. Ir tas yra overheadas, nes tu turi boxed kažkokį dalyką, vietoj to, kad tu turėtum raw int. Tai ir to boxinimo kaip ir negali išmesti, nes tas negerai kompozinsi su likusiu kodu. Tuo tarpu, kai tu pradedi statiškai checkinti kodą ir su tipo anotacijom, tu gali tarsi susitarti, kad žiūrėk, šitoje vietoje tikrai bus tik tais intai, ir aš tikrai naudosiu tik tais intų operacijas, todėl tu compilerį gali unboxinti intus šitoje vietoje ir naudoti juos kaip raw reikšmes ir dėl to gauti kažkokį performance naudą. Tai aš manau, kad bendrai kažkokie performance improvementai Pythone nuo palaipsninio tipavimo yra labai toli ateityje, bet tokiuose labai domain specific dalykuose, kaip tarkim MicroPythone, tai gaunama visiškai išnaudojama. Tada dar dalykas, kurį neminėjau, tai kad tipai yra labai geras tiesiog dokumentacijos būdas, nes anyway, kaip ir kultūringa būtų rašyti visur docstringus ir aiškinti, ką priemi, ką grąžini ir taip toliau, bet kaip tą maintainint, ta prasme, tu kai pakeiti kodą, tai tu pats turi prisiminti, kad tau reikia pakeisti docstringą ir atvirkščiai ir taip toliau, o tu tarpu su type checkeriu tu tiesiog tu turėjai vienokį kodą, kuris buvo deklaruotas kaip toks, jisai pasikeitė, tau type checkeris pasakė, kad turbūt kažką padarėjai necompatible, arba viskas compatible ir viskas gerai. Jo, tai nežinau, apie kitus dalykus gal galėsiu papasakot pagal klausimus,
Bet bendrai tokia išvada, tai kad MyPy'ų aš tai pavyzdžiui naudočiau šiandien, nes nepaisant to, kad tas draftas nėra finalizuotas, bet ten esminiai punktai kaip ir sudėti ir lyg ir veikia viskas, ir overheadas yra minimalus, o tuo tarpu nauda yra gana nemaža. Ir jo, tas tikrai padės jums rasti bugus greičiau ir nežinau, galbūt ateityje MyPy'us bus integruotas kaip Python core, bus matyti tas jau. Tai va, tai gal pereinam prie klausimų.